Labą dieną. Sveiki visi. Mes iš tikrųjų darom šitą video dėl to, kad susilaukėm labai daug klausimų iš mūsų klientų dėl mūsų organizuojamo seminaro Milijonieriaus mąstymo. Tai šį kartą nusprendėme, kad šio seminaro iniciatorius ir pagrindinis organizatorius Donatas Brikas atsakys į jūsų kelis pagrindinius tokius esminius klausimus, kuriuos mes gauname, ir gal dėl to jums bus aiškiau apsispręsti. Taip? Taip, teisingai. gerai atsakyti visus klausimus, didelis sąrašas čia turi. Jo, tai vienas iš tokių pagrindinių klausimų, dėl ko mūsų klientai klausia, tai iš tikrųjų, kodėl verta eiti į šį seminarą, kuo jis yra ypatingas. Gal galėtum šiek tiek paaiškinti? Kuo tas seminaras ypatingas, ar ne, ir kodėl jį verta eiti? Jo. Okay. Pirmas dalykas, tai tas seminaras yra ypatingas, todėl kad prieš pirmą seminarą mes sakėm, kad realiai tokio seminaro Lietuvoje dar nebuvo. Tai dabar jau galim pasakyti, toks seminaras Lietuvoje buvo vieną kartą, bet kuom jis yra ypatingas, jis iš tikrųjų skiriasi nuo visų seminarų tokių keliais dalykais. Pirmas dalykas, tai kad žmonės šiame seminare ir jau po to seminaro iš karto išėję, jie gauna rezultatus. Seminaras yra orientuotas ne į žinias, kaip sakykime, yra į žinias orientuoti seminarai yra labai gerai, viskas tvarkoja su jais, bet šitas seminaras Milijonieriaus mąstymas, jis yra orientuotas į žmogų, ta prasme, į jo pokytį, tam, kad žmogus iš tikrųjų gautų rezultatus. Ir jeigu, sakykime, daugelis mūsų įprastų seminarų, netgi, sakykime, kada mes mokėmės mokykloje, visą tai, ką mes išmokstam, yra orientuota į žinias. Ta prasme, tai, ką mes žinome, atseit mes tai darom. Bet turbūt ir tu pastebėjai, ir jūs, klausytojai, mėly, pastebėjote, ir aš tai tikrai pastebėjau, kad tai, ką žinau, toli gražu skiriasi nuo rezultatų. Nes pas mus yra įsitikinimai, pas mus yra emocijos, pas mus yra taip, kaip mes jaučiamės. Ir ta prasme, taip mes ir veikiam. O tik veikdami mes gauname rezultatus. Todėl šitas seminaras yra ypatingas tuo, kad jo stilius yra visiškai kitoks. Seminaras ne veltui vadinasi intensyvus, tai 3 dienos, ten 3 paros praktiškai yra intensyvios, žmonės nepavargsta. Klausimas, kaip 3 paras galima nepavargti, ta prasme, tai yra tam tikra mokymų metodika, jinai ypatinga savo mokymų metodika ir yra dirbama su kiekvienu žmogum. Ta prasme, yra dirbama su jo jausena, su jo emocijomis, su jo įsitikinimais, tam, kad keistųsi jo veiksmai ir jis įgautų kitus rezultatus. Tai jau yra daroma seminaro metu. Tai aš sakyčiau, tai yra pagrindinis skirtumas tarp kitų seminarų. Yra dar toks klausimas, žmonės klausia, ar tai nebus konferencija? Nes koks yra seminaro formatas? Nes vis dėlto tai yra seminaras skirtas plačiai auditorijai, žmonių bus daug. Tai koks vis dėlto bus seminaro formatas? Aš žinau, kaip aš pats pirmą kartą atsimenu, mes buvom Londone, tame seminare Milijonieriaus mąstymas ir atrodo iš tikrųjų daug žmonių, arba tas pats su Anthony Robbins seminaru, ten iš viso masė, ten 7000 žmonių ir ta prasme atrodo, jo, tai konferencija ir ką aš galiu padaryti per tiek, kai yra tiek daug žmonių, koks dėmesys man. Tiesiog, jeigu tu ateini ten 10 žmonių, 20 žmonių seminaras, tai žinai, kad tu tam padirbsi, ta prasme, tu kažką žinosi, tu galų gale galėsi pakelti ranką, sakyti, aš turiu klausimą. Ta prasme, tai nėra konferencija, tai yra visiškai kitas seminaro formatas negu konferencija, tai yra iš tikrųjų seminaras, kuriame jūs dirbsite ir tai konferencijų mes paprastai sužinom žinias, kurias paskui galime pritaikyti, galime nepritaikyti, ne? O čia yra visiškai ne konferencija, čia yra intensyvus seminaras, kada žmonės dirbs ir aš pratęsiant tą temą, kada buvom Londone, ten pirmą Milijonieriaus mąstymį, aš nežinau, aš pavyzdžiui, kaip išeinu iš tokio seminaro, tai man atrodo, kad visas seminaras speakeris pasakoja man, galvoju, o tai man garbė. Ta prasme, mokymų metodika yra padaryta taip, dėl to, kad tu esi taip įtraukiamas į tą visą veiklą, ta prasme, ir tau neleidžia pasėdėti, tu tai tą darai ir kažkaip kaip tik pakeli galvą, jie turbūt taip yra jau išmokę, turi daug patirties, jie speakeris, atrodo visą laiką tau pasako. Kodėl visada į mane, ne taip kartais. Ir tos temos yra susijusios būtent su tavimi. Ir visada, ir taip yra, kad, ir negali pasakyti, aš žinau, va čia tą girdėjau, ten konspektą, pavyzdžiui, kažkaip konspektas beveik nereikalingas gaunasi tenai, nes ten visą laiką turi ką veikti ir, ta prasme, atsimeni viską tam seminare ne per tai, ką išgirdai, o per tai, ką tu pajutai. Taip. Viską atsimeni išgyvenai, ten ir pažliumbi, ir pasijuoki, ir ir kartais ten galim pasikabinėti prie kitų žmonių visai. Fainai ten leisti, ta prasme, va taip. Gerai, tai dar vienas klausimas, čia gal toks aktualus Lietuvos rinkai, nes labai žmonės iš tikrųjų klausia dėl pačio pavadinimo. Milijonieriaus mąstymas skamba pakankamai taip įtikinamai, kad, žodžiu, po seminaro aš turėčiau tapti milijonieriumi. Ką tu galėtum apie tai pasakyti? Apie pavadinimą. Ir yra tokia istorija, žinau, kad iš tikrųjų šitą knyga Secret of Millionaire Mind, ta prasme, lietuvių kalboje buvo išleista Milijonieriaus mąstymo ar Milijonieriaus proto paslaptis pirmą kartą. Tai tas tiražas iš tikrųjų nelabai gerai parsidavinėjo.
Tai leidėjai, ta prasme, tą knygą išleido kitų pavadinimų, 2 mąstymo tipai, turtingas ir vargšas. Tai nežinau, gal iš tikrųjų tas žodis vargšas ar dar kažkaip tai labiau patinka ir kabinasi kažkaip ten susilyginti galima, ta prasme. Taip mes iš tikrųjų irgi atsimenu, kitą galvojom, kad ar mums tikrai daryti seminarą Milijonieriaus mąstymas. Nes tikras seminaro pavadinimas, jis 15 metų vyksta visame pasaulyje, jis yra Millionaire Mind Intensive. Taip, Welcome to Millionaire Mind Intensive. Ta prasme, ir ar mes galim keisti tą pavadinimą, bet iš tikrųjų tai yra seminaras, kuris visam pasauliu, tai yra franšizinė sutartis ir mes pavadinimo keisti negalėjom, todėl mes ir palikom Milijonieriaus mąstymas. Jeigu tai būtų ne Milijonieriaus mąstymas, mes galėjom sakyti gerai gyvenančio žmogaus mąstymas. Ta prasme, ir gal jeigu atsakant į tą klausimą, ar po seminaro žmonės taps milijonieriais, jeigu jūs jau esate milijonieriais, tikrai jūs išeisit milijonierius. Jeigu jums ten trūksta gal 10 eurų, tai toliau tai jūs tapsit milijonieriu. Bet jeigu jūs, ta prasme, šiandien, ta prasme, yra dar ilgas kelias, iki milijono, tai aš nežinau, turbūt ir niekur nėra mūsų marketingė parašyta ir panašiai, kad jūs ateisit į seminarą ne milijonierius ir išeisit milijonierius. Tai aš galvoju... Bet tada galėtum pasakyti, apie ką tai yra seminaras, jeigu ne apie milijoną. Ne, tai ta prasme, tai galima sakyti, kad ir apie milijoną šypsenų, apie milijoną gerų emocijų ir apie milijoną pinigų. Iš tikrųjų, ir galbūt ir apie milijoną eurų, bet esmė, kad seminaro metu jūs pasikeisit, ta prasme, žmonės sulaužys tuos įsitikinimus, ta prasme, kurie jam trukdo. Turėti tą milijoną trukdo turėti geresnius santykius, trukdo atskleisti save ir būti savim tam, kad žmogus galėtų eiti tuo keliu, ar ne? Tai ir sutikit, kad iš tikrųjų, jeigu mes sukeltumėm tokius lūkesčius, žmogui, kad tu atėjai per 3 dienas tapai milijonierius, tai būtų kažkas nerealaus, nes žmogus dar turės nueiti kelią tol, kol jis taps milijonierium, bet aš ką galiu pasakyti, kad jeigu žmogus gaus tuos emocijas, ta prasme, tą naują būseną, ta, kuri jį gali nuvesti tikrai iki to visų išsvajoto milijono, bet ta prasme, ar tikrai milijonas iš tikrųjų pinigų yra tikslas. Man atrodo, kad daugiau yra tikslas balansas, geri santykiai. Ta prasme, žinoma, ir tas milijonas, ta prasme, atostogos, ir kad gyventum gyvenimą tokį, kokį tu nori. Tai aš galvoju, kad tas ir milijonierius, jis nebūtinai turi turėti milijoną, jis gali turėti ir milijardą, arba ten mažesnę, ta prasme, sumą pinigų, kuri jam leidžia gyventi tokį gyvenimą, kokį jis nori tuo momentu. Ir aišku, jis vėliau norės daugiau. Supratau, gerai, dabar dar yra daug kas iš mūsų klientų vis dėlto teiraujasi apie kainą. Kaip tu galvoji, ar ta kaina, seminaro kaina nėra per didelė? Aš galvoju, kad tikrai ne, būtų galima daryti ir didesnį. Nes iš tikrųjų, kaip paėmus, aš galvoju, kaip žmonės dažniausiai moka už rezultatus, ar ne? Nes, pavyzdžiui, aš pažinau, kada reklamą mes perkam, žmonės sako, sumokėk 100 eurų, aš tam padarysiu tą, o kokį aš gausiu rezultatą, sako, kad nežinau, kažkaip gaila 100 eurų. Jeigu žmogus sako, žiūrėk, aš to parduosiu už 10 000 eurų, sako, tu gali man sumokėti 1000 eurų, jo, galiu. Jeigu parduosiu už 10 000, tai tada tikrai okei. Ir, sakykime, kaina, jeigu mes taip lygintumėm kainas Lietuvoje, tai ta prasme, tai šitas seminaras yra pigesnis už bet kokią konferenciją. Ta prasme, aš nieko prieš neturiu konferencijas, bet iš tikrųjų, ta prasme, konferencijai mes gaunam žinias, o milijonieriaus mąstymai mes gaunam rezultatus. Ta prasme, ir ne po to, kai bus namų darbai. Žmonės gaus ir daug namų darbų, Sigita, tu pati ten žinai, ten kiek tu skambini medžiagos, ten 90 dienų. Tos 90 dienų programa, ten įvairiausių užduočių internete ir taip toliau, kada dar žmonės dirbs, gaus palaikymą ir panašiai, bet jau pačią seminaro metu žmonės gaus rezultatus. Ir tie rezultatai, ta prasme, kur įvyksta transformacija, susimokėti, ten dabar pigiausias bilietas 149 eurai, dar galima užsiregistruoti spec pasiūlymą, ten dar dovanų įvairiausių yra ir šiokia tokia nuolaida. Tai aš sakyčiau, kad ir 3 dienos, tai jeigu taip lyginant, tai yra valanda. Yra 3 intensyvios dienos. 3 intensyvios dienos, kur aš bandžiau skaičiuoti ten apytiksliai 4 valandos seminaro, ta prasme, kainuoja apie 19 eurų. Tai, nežinau, atvažiuoja 3 multimilijonieriai, ta prasme, kada mes paskelbėm seminarą, o šiaip Lietuvoje pilna seminarų, ta prasme, kur 4 valandos ar 10 valandų seminaras kainuoja 100 eurų ir tai žmogus, ta prasme, neturintis tokios patirties, jis dar niekada nepatyręs bankrotą, jis nekalbės prieš tokias auditorijos, o čia, pavyzdžiui, Mekas atramas, ta prasme, jis sėdėjo dideliai skiliai ir, ta prasme, ir per metus, ar ten per 2, dabar bijau sumeluoti, jis uždirbo milijonais, labai nuoširdžiai tom dalinasi ir tai žmonės kalba iš savo patirties ir tuo labiau jie žino, kaip tai pateikti žmonėms, kad žmonės tai pritaikytų jų savo gyvenime ir ta prasme, kad jie mokėtų tai pajausti ir kad jų gyvenimas iš tiesų pasikeistų, nes galų gale aš galvoju, kad, pavyzdžiui, kartais, aš irgi einu į seminarą ir galvoju, kad kitiems žmonėms padeda, man nepadės.
nu, šiaip man niekas nebepadės, jau galvoju, ta prasme, tai ta prasme, tai man nepadės, bet kodėl, jeigu tai padėjo milijonam žmonių, kodėl tai neturėtų padėti? Gerai, dabar tada paskutinis toks kritinis klausimas, kurį kartais mums užduoda. Jeigu aš gerai jaučiuosi, gerai gyvenu, uždirbu pakankamai pinigų, leidžiu savo tą ar aną ar trečią, esu laimingas, ar man verta eiti tokį seminarą? Tai aš tada tokių žmonių, jeigu jūs čia mane kai žiūrite, ar jūs norėtumėt dar geriau jaustis, turėti dar geresnius santykius, turėti dar daugiau pinigų, ta prasme, jaustis dar geriau. Ta prasme, jeigu sakot ne, tai aš galvoju, kad tų žmonės, kurie sako ne, Jie meluoja savo. Jie meluoja savo. Nes realiai, man vienas žmogus iš tikrųjų labai gerai, tai tą kritinį klausimą, kad aš taip jau paklausiu, jis man irgi labai kritiškai taip uždavė, sako, tu kopšumas čia. Sakau, koks čia gobšumas, ta prasme, ar turėti, net nežinau, nemoku paaiškinti, bet koks čia gobšumas, jeigu jau man yra gerai, tai taip, ta prasme, yra dalykas, ta prasme, gal noriu, kad teisingai žmonės mane suprastų, yra, jeigu aš visą laiką, esu laimingas, turiu tam pakankamą kiekį pinigų, ten, gyvenu, pavalgęs ir taip toliau, ar ne, o aš visą laiką stresuoju, man nelaimės ir taip toliau, nežinau, ir dar, tai taip, tai yra gobšumas. Bet jeigu žmogus, pavyzdžiui, moka džiaugtis gyvenimu, tai ką turi, ar ne? Tai prasme, tai netgi per milijonieriaus mąstymą tai labai bus akcentuojama, kad mes turim būti dėkingi už tai, ar ne? Net atsimenu, yra deklaracija, ta prasme, kurioje mes deklaruojam tai, kad aš esu dėkingas už tai, ką šiandien turiu ir nuoširdžiai, o dabar jaučiu drugelį man eina, ta prasme, kad aš esu dėkingas už tai, ką turiu, bet taip, aš noriu sukurti daugiau gerovės, kam? Dar daugiau gerovės aš galėsiu žmonėms duoti, ar ne? Ta prasme, nesusitikit, kad kada aplink žmogų, kuris turi daugiau gerovės ir kitiems žmonėms yra geriau, ar ne? Tai gali daugiau dalintis. Ir jeigu aš noriu, dabar esu patenkintas tai, ką turiu, tai prasme, bet, aš noriu turėti, neatsisakysiu dar daugiau, nes iš tikrųjų, sutikit, kiekvienas žmogus, ta prasme, sakys, ne, man, ta prasme, nesakys, man nereikia, bet tu gali dar daugiau geros, tai, ta prasme, tai aš manau, kad verta, būtent dėl to, kad tai išlaikyti tai, ką turi, išmokti to džiaugtis, dar labiau džiaugtis. Galima sakyti, nenorėti daugiau tam žmogui galbūt reikia, tegul jis išmoksta natūraliai džiaugtis tuom, ten labai faina sistema yra apie saverius, ten spenderius ir avoiderius ir monkey kažkaip, vadinasi, aš angliškai. Jo, ta prasme, kada žmonės moka ten, kad, nes mūsų gyvenimo tikslas tai yra laimė, ne kiekvieno žmogaus, būti laimingu, mes turim būti tam balansą. Tai žmonės, kurie ta prasme, gyvena dabar pakankamai gerai, tarp kitko daugiausia tokių žmonių yra ateina į seminarą. Tai ta prasme, ta prasme, daugiau turėjo žmonės to balanso. Gali sudėlioti, atsivers tikrai daug galimybių ir aš galvoju, net tie žmonės jie gauna daugiausia naudos iš seminaro. Ta prasme, ne tie, kurie ten ir iš tikrųjų ta teigiama emocija, aš manau, sklaido visi. Taip, sklaidosi ir dar kažką labai daug norėjau pasakyti, norėčiau daug pasakyti pasauliui. Tai gal tada ar galėtum pabaigai pasakyti tokį trumpą palinkėjimą mūsų klientam, žmonėm, kurie dar dvejoja? Tiem, kurie jau ateina. Ir tiem, kurie jau ateina. Ir tiem, kurie jau ateina, kurie įsigyja bilietus į seminarą, aš jūs noriu pasveikinti, kad iš tikrųjų jūs padarėte teisingą sprendimą, tiem, kuriem dar dvejoja, norėčiau palinkėti iš tikrųjų nedvejoti. Bet šiaip jeigu tokį jau palinkėjimą jum, tai nesvarbu iš tikrųjų, ar jūs būsit milijonieriaus mąstyme, ar nebūsit milijonieriaus mąstyme, aš noriu visiems žmonėms iš tikrųjų palinkėti, kad, ta prasme, pasakyti, kad gyvenimas yra nuostabus ir iš tikrųjų reikia džiaugtis kiekvieną dieną, stengtis, daryti daugiau, turėti daugiau, mylėti daugiau ir daugiau dalintis. Ir iki susitikimo Litexpo parodų rūmuose birželio 5-7 dienomis. Ačiū. Ačiū tau, Sigita, už tokius gerus klausimus.